Sveiki lietuviai. Šitas video yra antras video iš 5 video, kur trumpai paaiškinsiu, kaip reikia išmokti surinkti 4x4 kubiką. Pirmame video jau paaiškinau, ką reikia žinoti, norint tai daryti. Tai jeigu jau žiūrite antrą video, šiandien išmokysime surinkti šitos centrus teisingai. Taigi čia šitą laikysiu kaip pavyzdį, turiu išsiardęs kubiką ir kaip pavyzdį laikysiu 3x3 ant stalo kubiką, kad jums būtų aiškiau. Naudosime geltoną, žalią, raudoną Lietuvos trispalvę. Taigi taip, dabar yra svetainė rubiks.com, tai yra puslapis 15, tai yra 3 žingsnių formulė ir ten yra anglų kalba paaiškinta, kaip tą reikia daryti trumpai, rubiks.com. Taigi, jeigu norėsite pasižiūrėti formulę, aš trumpai jums ją paaiškinsiu. Yra paprasta. Visų pirma, pasirenkame vieną spalvą. Jeigu jau pasirinkote vieną spalvą, dažniausiai jos nemaišykite. Aš pasirenku baltą, pradedu rinkti nuo baltos, tada lengviau įsiminti šonuose, kas eina iš šonų ir kas antroji pusė. Antroji pusė baltos yra geltona, bet jūs turite teisę sukti nuo bet kurios spalvos, kuri jums patinka. Taigi, visų pirma, pirmas žingsnis, surinkame vieną spalvą, 4 kvadračiukus. Aš pasirenku baltą. Baltą spalvą, jinai susirenkame į vieną pusę. Taigi, matome, 4 kvadračiukai yra balta. Dabar taisyklė yra tokia, kad priešingoj pusėje baltos visą laiką turi būti geltona. Reiškia, būtinai šitoj pusėje reikia rinkti geltoną. Iš šonų dabar viską surenkame geltoną. Ir šita formulė yra labai paprasta. Reiškia, dabar vienintelė taisyklė yra tokia, kad jeigu šitą vadiname veido pusę, o šitą viršutinę pusę, tai iš veido pusės apatinio dešinio kampo visą laiką įsuksime kvadračiuką į viršutinį kairį kampą. Ir tai daroma yra taip. Keliama vieną kartą į viršų, šitie du vieną kartą į viršų, po to pasukama vieną kartą į šoną ir vieną kartą į apačią nuleidžiama. Ir jau matome, kad geltoni yra 2 vietoj 1. Dabar žiūrime šonę, kaip ir minėjau, iš apatinės veido pusės iš apatinės dešinės pusės keliama į viršutinę kairę pusę. Čia neturi būti geltono, tą, kurį įkelsime, ir darome taip vėl. Vieną kartą į viršų, vieną kartą į šoną, vieną kartą į apačią. Ir jau matome, turime 3 geltonus. Vėl žiūrime šonę, randame geltoną, atsisukame jį į dešinę apatinę poziciją. Vat, matome, ir čia turi būti viršutinė kairė pozicija, į kurį įstatysime, ir 1, 2, 3. Jau matome, geltoni yra prieš baltus. Paprasčiau negu paprasta. Dabar sekantis žingsnis yra, jau reikia žiūrėti spalvų eiliškumą. Matome, kad geltona ir balta yra priešingose. Dabar reikės šonę susirasti vieną raudoną. Čia radome 2, viskas ne problema. Vėl naudojame tą pačią formulę. Viršui rinksime raudoną, o ją imsime iš šonų. Arba apačios gali būti. Taigi, iš apatinio dešinio kampo į viršų kairį. 1, 2, 3. Jau 3 turime, žiūrime aplinkui, dar randame raudoną, į apatinį dešinį. 1, į viršutinį kairį kampą atlaisviname. Vėl 3 kartai. 1, 2, 3. Jau 4 raudoni. Nu ir kągi, tikrinamės. Geltona, raudona ir šičia turi būti visi 4 žali. Pasistatome šitą žalę į viršų ir dabar ieškome dar 2 žalių, kurie randasi, gali būti apačioj arba šone. Taigi atsisukame šitą į apatinę dešinę poziciją ir suksime į viršutinę kairę. Taip, viršutiniai kairioje trūksta žalio, žalias yra apatinėje dešinėje 3 kartai. 1, 2, 3. Jau 3 žali
Ir dabar iš apatinės pozicijos matome, turime nieko čia baisaus, reikės sukti tik 2 kartus. Vėl laikome visą laiką šitą į veido pusę. Sukimo pozicija reiškia šitas apačioje yra dešiniam apatiniam kampe, o šitą reikia pasistatyti į viršutinį kairį, į kurį statysime. Dabar čia suksime į viršų ne 1 kartą, o 2 kartus. 1, 2, žalias atvažiavo, 1 kartą į kairę ir 1, 2. Viskas, žalią turime. Žiūrime taip toliau. Geltonas, raudonas, žalias, apačioje raudono turi būti oranžinis. Matome, kad čia trūksta vieno oranžinio. Viršutinė pozicija ir veido pusė. Kągi, vietoj šito mėlyno reikia statyti šitą raudoną. Oranžinis yra dešinėjame apatinėme kampe. Pasistatome jį, kad jisai įeitų į viršutinį kairį 3 kartai. 1, 2, 3. Mes turime visus centrus. Dar kartą patikriname. Centrai, kaip minėjau, labai svarbus, nes jeigu dabar įsuksime, toj parodysiu. Čia yra geltona, raudona ir žalia. Raudonos apačioj oranžinė, žalios apačioj mėlyna. Va matote. Ir dabar bus taip. Jeigu mes sukeičiame šitą žalę su geltona, tai sustačius aplinkui šituos viduriukai skirsis ir kubikas bus nepilnai susuktas, o jau susukus pilnai kubiką pakeisti viduriukus, reikia viską išardyti ir viskas iširs. Tai teks grįžti daug žingsnių į atgal ir sukti iš naujo. Tai tiek, susitiksime, kam įdomu, 3 video iš 5. Aš ne specialistas, mane galite sekti TikTok'e arba YouTube kanale.